Sveiki, šiandien aš jums parodysiu tokią ataskaitą ir pakomentuosiu, kaip man vyksta mano naujame projekte. Kodėl sakau mano naujame? Todėl, kad tai man yra naujas, bet projektas nėra naujas, jis jau gyvuoja 12,5 metų, dirba, taip kad laiko ir žmonių yra patikrintas projektas. Aš jį žinojau tikrai labai seniai, praktiškai nuo sukūrimo momento nesijungiau, tuomet nesijungiau ir vėliau, kai man buvo siūloma keletą kartų. Tiesiog matyt, ateina savas laikas. Ir dabar pagaliau praėjus 12,5 metų aš sugalvojau prisijungti. Esu 3 diena, nes tai šeštadienį įvyko. Šiandien yra pirmadienis, prisijungiau šeštadienį. Dabar pirmadienis ir dabar esu kabinete, truputėlį aš jums pakomentuosiu, ką jūs matot. Tai yra viena iš programų, sukurtas, matot, 16 rugpjūčio, tai šeštadienį 16 startavau su 120 eurų. Galiu susimaišyti ir vis sakyti dolerių, nes iš įpročio, nes paskutiniu metu visų doleriais dirbom, tai iš įpročio galiu pasakyti dolerių, bet jeigu aš taip kartais pasakysiu ir nepasitaisysiu, tai žinokit, kad aš turiu mintyse eurus. Toliau važiuojam į apačią ir matom kitas apmokestinimas, tai kitas mokėjimas bus 59 doleriai, 59 centai, euro centai ir išduota 57 euro centai. Kai tik tai startavau, tai 57 aš pasiėmiau ir jeigu pasižiūrėsim į apačią, čia pakėlus yra, matot, kopėčios 57 euro centai. Dabar aš eisiu ir pasiimsiu, kas man priklauso šiandien dienai. Čia ryte tai padariau, suspaudžiau visus mygtukus ir dabar mano diena, 6 dienos per savaitę, visą laiką tai prasidės. Atsikėlus eisiu pasiimsiu pinigus, kurie man priklauso. Tai šiandien ryte ėjau pasiimti 59 euro centų. Važiuoju į apačią ir reikia paspausti, susigrąžinti kaip ten atlygį kažkaip. Paspausti mygtuką, ok, 2 kartus, ok, ir dabar jau žiūrim, kad kitas apmokestinimas tai yra rytoj antradienį, aš gausiu 62 euro centus. Piniginėje yra kopėčiose, atsiprašau, išduota yra 57 centai, piniginėje 59. Ką reikia eiti, apačioje yra kopėčios, irgi dar matot, yra 0,57 euro, ką reikia eiti ir pasiimti man iš piniginės tos 59 centukus, tai reikia paspausti mygtuką, kur po visa šita buhalterija, po visais skaičiukais yra veiksmai, mygtukas ir tokie pinigėliai. Aš jį dabar paspaudžiu ir matysis, kai sukris visi pinigai, išimti premiją. Bet ją pačią pirmiausia, matot, laikrodis paėmė ir pasikeitė, kad lygiai po paros vėl reikės grįžti ir pasiimti pinigus, jau ten 62, man atrodo, centai. Dabar kopėčiose yra euras 16, bet per 2 dienas, čia tiek uždirbo. Taip, 62 pasiimsiu rytoj, išduota euras 16 ir dabar persijungiu kitą programą FF. Dabar čia esu SFF 50. Irgi vėl matot, kada išduota, atsiprašau, sukurta 16 dieną. Ši programa galioja 15 dienų ir šitie 50 eurų, jie yra užšaldyti 15 dienų. Ir matosi, ne, dienos viena iš 15. Nuskaičiuota 3,67 eurai, kitas apmokestinimas vėl 3,67 eurai, prieinama 3,67 eurai.
jeigu pasižiūrėsit po šitą buhalteriją, kur veiksmai parašyta, mygtukas yra neaktyvus. Jis bus aktyvus tik tada, kai praeis visos 15 dienų, kai programui matysis, kur dienos, 1/15, čia bus 15/15, tada veiksmai apačioje, tas mygtukas, jis susiaktyvins ir aš galėsiu pasiimti pinigus. Tai yra visus 50 investuotų eurų ir plus palūkanas, kurios man užaugs per tas 15 dienų. Būtent šios programos SFF 50 palūkanos yra 10,1%. Taip, man skambina jau skambutis, bet aš vėliau perskambinsiu, nes aš įrašinėju jums vaizdo įrašą. Dabar aš atėjau į kitą programą. Tai yra FF30. Ir dabar matom, kad kopėčiuose yra 1,20 €. Ir reikia skaičiuoti atlygį. Va šitą mygtuką pirmiausia reikia pasispausti. Taip, atlikti skaičiavimus, ok. Matot, laikas vėl para laiko persijungė ir dabar kylam, aš jums truputėlį paimsiu, pakomentuosiu, kas čia pas mane yra dabar šiandien. Taip, čia perėjau aš netyčia į kitą programą, bet labai teisingai padariau, tiksliau ne netyčia, automatiškai permetė mane, kai aš paspaudžiau FF30 programai skaičiuoti atlygį. Tai kadangi čia yra FastFlow, tokia programa ir Start, ir paprasta, tai jos visos iš karto aktyvuojasi ir laikrodis persiskaičiuoja. Ir mato, dabar mane gražino į SFF 50 ir jau yra 2 dienos iš 15. Ir pasikeitė skaičiavimai. Kad nuskaičiuota jau 7,34, jau tiek aš turiu pinigų, jau po 15, ne po 15, po 13 dienų. Ir dabar vėl kitas irgi prisipliusuos vis 3,67 €. Taip, dabar grįžtam. Kopėčiuose, matot, yra jau 2,40. Čia yra dar viena mano programa paimta SFF 100. Matot, irgi startas 16 diena, irgi 2 dienos iš 15, nes šita F, kur yra SFF, tai jos visos yra 15 dienų. Ir visą laiką užsišaldo pagrindinė ta suma. 51 programa, kita 100 pasiėmiau, tai čia 100 yra investuota. Ir čia aš gaunu per dieną 7,14 €. Dabar jau viso yra 14,28. 13 dienų man liko čia pabūt, laikas labai greitai eina, sutinkat su manim. Ir sukris man ir investuoti pinigai, ir plus procentas. SFF 100 mažesnis yra procentas. Gerai, dabar nesigilinam. Dar parodysiu vieną. FF30. Man jinai labai patinka, tik tiek, kad čia mažą sumą galima pinigų įdėti. Ši programa yra mėnesiui laiko. Tačiau čia yra išmokama pinigai, palūkanos kartu su suma, palūkanos ir suma. Ta investuota yra išdalinama ir ateina kiekvieną dieną. Jeigu SFF ten 15 dienų tu negali nusiimti, tai čia kiekvieną dieną gali nusiimti. Ir pasižiūrėkit, pas mane čia yra, dabar aš čia perjunginėjau, grįšiu į tą programą. Biškučiuką palaukim. Taip, dabar grįžtu. Va.
Taip, čia. Vat kitas apmokestinimas. $20. Visą mėnesį, kiekvieną dieną šitoj programoj po $20 man įkrenta ir aš šitus pinigus galiu pasiimti ir laisvai išsivest. Tai 2 programos yra, kur aš galiu įsivest pinigus iš karto, sakykime, į kokią nors, kriptovaliutinę piniginę ar ten biržą, nesvarbu, aš to aišku nedarysiu, todėl kad tai yra mokesčiai, bet to tai netoks mano yra tikslas, mano tikslas yra su investuotais pinigais susikurti pasyvias pajamas, dalyvauti dar ir kitose programuose, jų yra virš 20, jeigu tai paskaičiuojam, tai yra tikrai galima susikurti taip sudėliojus pinigus, kad mes galim normalų atlyginimą pasidaryti, mes galim papildomai užsidirbti, vat pagal kiekvieno poreikius yra, ko žmogus nori. Dar ką aš noriu pasakyti šitoje vietoje, visada rodau visiems ten, kur aš pati dalyvauju, kur aš pati esu. Vienose vietose išeina geriau, kitose vietose išeina prasčiau. Prasčiau išeina ten, kur einam greitų pinigų užsidirbti ir mes žinom, kad tai yra arba nutuokiam, kad skamai, gal kartais ir nežinom, visai būna, nes kartais tos būna pateikta kaip sukurta tokia istorija, legenda tokia sukurta, ir pateikta labai gražiai ir mes ne visada galim paimti ir atskirti, kur tikra, kur yra netikra, tačiau į Merkurijų aš pasiryžau ateiti, nes tai, kaip ir sakiau, tai yra laiko ir žmonių patikrinta, projektas patikrintas. Dabar jūs žiūrit mano vaizdo įrašus, jūs skaitot mano informaciją. Tai nėra kažkoks finansinis patarimas. Aš nesu finansinis patarėjas. Kaip ir sakiau, rodau viską, kur aš pati dalyvauju. Jeigu jūs jungiatės kažkur tai, jeigu jums įdomu, jūs patys prisiimat atsakomybę dėl savo pinigų, dėl savo investavimo. Ir dabar, jeigu susigalvosit, jums patinka šitas dalykas, ką aš rodau, jūs sekat mane, norit paimti ir prisijungti, susisiekit su manim, tačiau tą galutinį sprendimą vis tiek jūs patys priimsit, kiek pinigų investuot, kur investuot, kaip investuot, todėl kad aš galėsiu parodyti, kokius mygtukus paspausti, pasakysiu, kokioj programai kokį procentą duoda, kur kaip uždirbti galima, bet jūs turėsit mokintis. Ir sakau, va tą finansinę atsakomybę jūs patys prisiimat. Visada investuokit tiek, kiek nebijot prarast ir tiek pinigų, be kurių galit jūs paimti ir gyventi. Ten pusę metų, vat tokią sumą investuokit. Man pačiai Fast Flow labai patinka. Taip, aš ėjau čia ilgai. Žiūrinėjausi, nagrinėjausi daugiau negu 2 savaitės. Bet pagaliau priėjau, pasižiūrėjau, nes sunkiausiai buvo susidėliot, nuo ko pradėti. Vat tas startas. Kokią pinigų sumą galiu skirti, kaip ir buvo paprasčiau sugalvot, bet kad gerai paimti ir startuot, tai va čia reikėjo paimti ir pasėdėti. Va taip gavosi. Ir ką, gerai, šiandien tada tiek dienai. Vaizdo įrašas įdėtas į YouTube, vaizdo įrašas įdėtas į Facebooką. Jeigu jums patiko vaizdo įrašas, jeigu jūs norit gauti tokias naujienas, nesat užsiprenumeravę mano kanalo, užsiprenumeruokit. Gausit pirmieji informaciją. Jeigu norit užsiregistruoti, susiieškokit mane, ar ten tą žmogų, kuris jums davė šitą vaizdo įrašą. Jis tikrai jums paims ir padės. Dar noriu jūs visus pakviesti į Facebooko grupę ir pasakyti, kad Telegrame taip pat
ruošiu kanalą, galbūt ir grupę, kur mes galėsim paimti ir pabendrauti. Todėl, kad Facebookas, mes žinom, labai blokuoja tokius dalykus. Nepatinka, čia yra jau sistema visa sukurta, aš dabar aišku nepasakosiu, kad neįsitęstų vaizdo įrašas tokiom trumpom temom. Aš manau, kad vis tik susikoncentruosiu ir paimsiu, padarysiu tokius vaizdo įrašėlius. Beje, dar viena mintis. Neklausykit nieko, kas sako. Paimkit patys, nagrinėkitės, kai gaunat informaciją. Todėl, kad internete sklando labai visokios informacijos. Ir atminkit, kad žmonės ar vieną ar kitą informaciją deda ne šiaip savo. Patikėkit manim, ne dėl to, kad paimti ir padaryti jums gerą darbą. Jie gali žmogus paimti ir pasakyti trumpai, bet aukot savo laiką, valandas nagrinėt ir už ačiū, tikrai tokio dalyko nėra. Nebūkit naivus, kai pavyzdžiui žiūrit kokių nors geradarių, aš pavardėm neįvardinsiu, kurie sako, kad aš jums paimu ir darau. Jeigu darau vaizdo įrašus ir jūs perspėjau ir nesakykit, kad neperspėjau ir taip toliau. Visada už to dalyko yra savas pasiūlymas. Aš pavyzdžiui neslepiu, darau vaizdo įrašus dėl reklamos, todėl kad visur, kur aš dalyvauju, yra referalinės programos, duoda bonusus, kur mažiau, kur daugiau. Ir tai yra normalu, nes dabar niekur niekas nereklamuoja už ačiū. Tiesiog mes gyvenam tokiam laikė. Vat tiek, nenoriu įsiplėsti. Kągi, puikios jums savaitės, produktyvios savaitės, gausios gėrio savaitės. Sėkmės visiems ir laukiu visų kanale, laukiu visų Facebook'e, Messengeryje, asmeniškai ir iki greito susitikimo.